Dažnai komentaruose klausėte apie su planetomis susijusias dievybės. Na, aš jūs išgirdau. Pabandykime pradėti naują seriją, kurioje palaipsniui tyrinėsime kiekvieną iš 9 dangaus valdovų. Šiandien kalbėsime apie Mangalą, Marso planetos dievą. Pasiruoškite sužinoti, kodėl remiantis kai kuriais tekstais jo gimimas nebuvo meilės aktas, o vienišos meditacijos ir vieno prakaito lašo rezultatas. Panagrinėsime, kaip karo dievas tapo pagrindiniu skolose įklimpusių globėjų ir kodėl jo vardas vis dar kelia prietaringą baimę jaunavedžiams. Ir koks, regis, neįsivaizduojamas ryšys egzistuoja tarp jo, savaitės dienos antradienio ir didžiojo Bhakto, dievo Hanumano. Beje, kita istorija visiškai priklauso nuo jūsų. Komentaruose pasakykite, kokią legendą, dievą ar istorinę paslaptį turėtume aptarti toliau. Tema, kurią pasiūlė daugiausiai reakcijų sulaukusio komentaro autorius, taps mūsų naujo vaizdo įrašo pagrindu. Įsitaisykite patogiai, tuoj pradėsime. Mūsų herojaus istorija prasideda gilios krizės akimirka, kuri ištiko aukščiausiąją vedų panteono dievybę. Remiantis senovės tekstais, ypač Šivos Purani, didysis Mahadevas patyrė gilią krizę po tragiškos žmonos Sati netekties. Tai nebuvo tiesiog sielvartas žmogiškąja prasme. Tai buvo visiško atsižadėjimo būsena. Šiva paliko apgyvendintus pasaulius ir pasitraukė į ledines Kailašo kalno dykynės. Jo tikslas buvo patekti į samadhi, gilios meditacijos būseną, kai išorinis pasaulis nustoja egzistuoti, o sąmonė susilieja su absoliutu. Svarbu pažymėti, kad vedų tradicijoje meditacija tokio dydžio dievybei nėra pasyvus poilsis. Tai aktyvus energijos generavimo procesas. Šiva nejudėdamas sėdėjo šimtus, o gal ir tūkstančius dangiškųjų metų. Išoriškai jis atrodė kaip ledinė statula, padengta šerkšnu. Tačiau jo viduje siautėjo nematoma ugnis. Ši vidinė šiluma sanskrito kalba vadinama tapas. Tapas yra energija, sukaupta per griežtą asketizmą ir susilaikymą. Jis toks galingas, kad, pasak legendos, gali įkaitinti visatą net ir užmerktomis asketo akimis. Taigi, šios įtampos pike, kai Šivos koncentracija pasiekė ribą, įvyko įvykis, tapęs naujos planetinės būtybės gimimo atspirties tašku. Ant naikintojo kaktos, būtent ten, kur yra jo trečioji akis, jo ugninės galios centras, atsirado prakaito lašas. Atrodytų, tai visiškai fiziologiškai įprasta akimirka. Tačiau mes kalbame apie mitologiją, kur bet koks dievo kūno skystis yra jo galios koncentratas. Šis lašas nebuvo tiesiog vanduo ir druska. Tai buvo sutankinta tėjas, gryna psichinė energija įgavusi materijos pavidalą. Lašas nukrito nuo Šivos kaktos. Jis neišgaravo šaltame Kailašo ore, bet nuriedėjo žemyn į kalno papėdę, kur jį paėmė žemės deivė Bhumi. Tekstuose ši akimirka aprašoma gana dramatiškai. Žemė, gavusi šį lašą, sudrebėjo. Šioje mažytėje Šivos prakaito dalelėje slypinti šiluma buvo tokia stipri, kad Bhumi turėjo sutelkti visas jėgas, kad ją sulaikytų ir nenusidegintų. Būtent čia, žemės iščiose, apvaisinta ne fiziniu kontaktu, o nuožmaus asketizmo energija, gimė kūdikis. Jo oda švytėjo rausvu atspalviu, primenančiu karštas ugnies žarijas ar tekančios saulės, skverbiančios pro dūmus spalvą. Šis vaikas neverkė kaip paprasti vaikai. Pasak legendos, jo balsas skambėjo kaip griaustinio dundesys, o iš jo kūno sklido šiluma, dėl kurios aplinkinė drėgmė išdžiūvo. Žemė, kaip mylinti, bet griežta motina, jį priėmė ir davė jam pirmuosius nurodymus. Kūdikis buvo pavadintas Mangala, kas gali būti išversta kaip palanki, nors iš pradžių jo prigimtyje slypėjo pražūties potencialas. Vedų tekstų tyrinėtojai dažnai pabrėžia šio gimimo unikalumą. Mangala yra vienintelė iš grahų, planetų, gimusi tiesiogiai iš Šivos, nedalyvaujant moteriškai kūrybiniai energijai šakti, kaip įprasta suprasti santuokinėje sąjungoje. Bhumi, žemė, čia labiau atlieka indo inkubatoriaus, padėjusio energijai įgauti formą, funkciją. Tačiau vaiko esmė yra tyra, nepraskiesta tėvo asketizmo ugnis. Panagrinėkime, kodėl šis mitas yra toks svarbus norint suprasti Marso planetos charakterį džiotiš astrologijoje. Gimimas iš prakaito, skysčių, per ugnį, tapas ir nusileidimas į žemę formuoja sudėtingą dievybės prigimtį. Jis sujungia ugnies ir žemės elementus.
Tai paaiškina, kodėl Marsas yra atsakingas už nekilnojamąjį turtą, žemę ir statybas, tačiau tai daro aktyviais veiksmais, užkariavimais ir materijos transformacija. Jis yra Žemės sūnus, Bhumiputra, tačiau turi atsiskyrėlio, kuris tūkstančius metų sėdėjo meditacijoje, charakterį. Įdomu tai, kad senovės tekstuose praktiškai nėra nuorodų į tai, kad Šiva iš karto pradėjo slaugyti savo sūnų. Didysis dievas nulėjęs prakaito lašą ir taip atsikratęs perteklinės įtampos, tęsė meditaciją arba, remiantis kitomis versijomis, grįžo prie savo dieviškųjų pareigų, palikdamas sūnaus auklėjimą Bhumi globai. Tai suteikė Mangalai tam tikro griežtumo ir nepriklausomybės. Jis nebuvo išlepintas dangaus rūmų princas, kaip kai kurios kitos dievybės. Jis buvo vaikas, gimęs iš įtampos ir pasidavęs stichijoms, todėl jis buvo griežtas, tiesmukas ir neįtikėtinai atsparus. Prakaitas yra pastangų, įtampos rezultatas. Atitinkamai, Mangala yra rezultatų, pasiekiamų per darbą ir įveikimą dievas. Nors kiti dievai gali personifikuoti žinias, sėkmę ar malonumą, mūsų herojus įkūnija veiksmą, kurio reikia imtis, kai kantrybė pasiekia ribą arba kai koncentracija pasiekia aukščiausią tašką. Jis yra reaktyvi dievybė. Taip gimė tas, kuris vėliau bus vadinamas Angaraka, tarsi rusenanti anglis. Jo gimimas nebuvo lydimas dangiškų nimfų giedojimo ar gėlių lietaus, kaip būdinga Višnaus avatarų gimimui. Viskas buvo daug atšiauriau - kalnų šaltis, prakaito karštis ir žemės kietumas. Šis spartietiška aplinka pirmosiomis jo akimirkomis nulėmė jo būsimą likimą ir charakterį, apie kuriuos aptarsime vėliau. Tačiau vedų raštai yra sudėtingas labirintas, kuriame vienas kelias dažnai šakojasi į kelis kelius, priklausomai nuo laiko ar visatos daugiamačio pobūdžio. Yra ir kita legendų šaka, kurioje raudonosios planetos kilmės istorija yra visiškai kitokia, pridėdama prie šio vaizdinio naujų netikėtų aspektų, kurie nebesiejami su meditacija, o su nuožmia kova ir pasaulio išgelbėjimu. Viena dramatiškiausių istorijų nukelia mus į mūšio lauką, kuriame didysis Mahadevas kovojo su galingu demonu vardu Antakasura. Šis asura turėjo siaubingą dovaną, dėl kurios jis buvo praktiškai nepažeidžiamas. Vos tik jo kraujo lašas nukrito ant žemės, iš jo akimirksnių išniro naujas demonas, tiksli originalo kopija, pasiruošusi tęsti kovą. Tai buvo nesibaigiantis, alinantis karas, kuriame kiekvienas Šivos trišakio smūgis tik padidino priešo armiją. Žemė drebėjo po tūkstančių demoniškų iečių svorių ir pasaulio pusiausvyra buvo sutrikdyta. Šio mūšio įkarštyje, kai atrodė, kad chaosas tuoj apgaubs tvarką, Šiva, įsiutęs dėl neįmanomumo nugalėti priešą įprastomis priemonėmis, atskleidė savo destruktyvųjį aspektą. Iš jo kaktos, liepsnojančios pykčių, išniro iš raudonos liepsnos išausta būtybė. Pagal kitą tos pačios istorijos interpretaciją, Mangala atsirado ne iš pykčio, o iš prakaito lašelių, sumaišytų su mūšio įkarščiu, o ne iš meditacijos. Raudonplaukis karys pasirodė prieš dievus su ietimi rankoje. Jam buvo duota konkreti ir žiauri užduotis – neleisti Antakasuros kraujui liesti žemės. Mangala, judėdamas neįtikėtinu greičiu, pradėjo sugerti demono kraujo lašus arba gaudyti juos savo ginklu, džiovindamas juos savo ugninę aurą, kai jie skrido. Jo oda, iš pradžių rausva, įgavo tamsiai raudoną atspalvį, persmelktą nugalėtų priešų gyvybinės jėgos. Šioje mito versijoje Mangala pasirodo kaip tobulas ginklas, sukurtas konkrečiai taktiniai problemai išspręsti. Čia jis yra gynėjas, bet agresyvus gynėjas, kuris sunaikina grėsmes dar nespėjus joms įsišaknyti. Tai paaiškina, kodėl astrologijoje Marsas laikomas planeta, galinčia nugalėti priešus ir pašalinti kliūtis radikaliausių būdų. Tačiau, jei atsigręšime į Brahma Vaivarta Puraną, atrasime visiškai kitokią, švelnesnę, bet ne mažiau epinę gimimo istoriją. Čia pasakojimas sutelktas ne į Šivą, o į Višnų įsikūnijusi kaip milžinišką šerną Varahi. Pasak senovės tekstų, demonas Hiraniekša pagrobė žemės deivę Bhumidevi ir nutempė ją į kosminio vandenyno Garbhodakos dugną. Visata paniro į chaosą, netekusi savo atramos. Višnu, įgavęs šerno pavidalą, nėrė į tamsius vandenis, nužudė demoną ir savo iltimis pakėlė žemę atgal į jos teisėtą vietą. Šią išganimo akimirką, kai dieviškasis gelbėtojas palietė išgelbėtą žemę, įsiplieskė galinga kibirkštis. Bhumi, apimta dėkingumo ir ekstazės dėl išsivadavimo, priėmė dieviškąją Višnų energiją. Iš šios sąjungos, sukurtos pavojaus ir išganimo sandūroje, gimė Mangala.
Šioje interpretacijoje mūsų herojus yra Višnu ir Žemės sūnus. Tai radikaliai pakeičia jo įvaizdžio suvokimą. Jei Šivos sūnus simbolizuoja įniršį ir asketizmą, tai Višnu sūnus – dharmą, įstatymą ir apsaugą. Ši legenda paaiškina, kodėl Mangala vadinamas Bhumi Putra, Žemės sūnumi, ir kodėl jis yra pagrindinis karaka arba nekilnojamojo turto rodiklis horoskope. Jis gimsta įsitvirtinimo akimirką. Jis yra ribų sergėtojas, teritorijos gynėjas ir statybų globėjas. Jo energija čia nukreipta ne į griovimą, o į kūrimą ir struktūros palaikymą. Šios dvi atrodytų prieštaringos istorijos, gimimas mūšio kraujyje ir gimimas dieviškojo išganimo akimirka, iš tikrųjų sudaro holistinį vaizdą. Mangala yra dvilypis. Jis gali būti negailestingas karys, deginantis viską savo kelyje, kaip sunaikino Antakasuros kopijas. Tačiau jis taip pat yra patikima atrama, suteikianti mums jėgų ginti savo namus ir kurti ateitį, kaip jis iškilo išgelbėti Žemę nuo chaoso vandenų. Marsas turi sudėtingą planetinės energijos prigimtį. Marsas negali būti aiškiai geras ar blogas. Jis yra instrumentas. Išminčių rankose jis tampa gynėju, kaip Varahos istorijoje. O krizių akimirkomis jis tampa baudžiančiu kardu, kaip ir kovoje su demonu. Svarbu atkreipti dėmesį, kad nepriklausomai nuo jo gimimo versijos, Mangala visada pasirodo visatos jėgų įtampos piko metu. Jis niekada nepatenka į ramybės ir palaimos pasaulį. Jis visada yra krizės ir veiksmo vaikas. Taigi, mūsų herojus įgijo fizinį pavidalą. Kūdikis, gimęs iš šilumos ir materijos sąjungos, atsidūrė kantriausios visatos motinos, Žemės deivės Bhumidevi, globoje. Ir, tiesą sakant, jai buvo sunku. Jei manote, kad jūsų vaikas hiperaktyvus, tiesiog prisiminkite šią istoriją ir iš karto pasijusite geriau. Berniukas buvo pavadintas Angaraka. Šis vardas kalba pats už save. Sanskrito kalba Angara reiškia žarija arba rusenanti ugnis. Ir tai buvo ne tik graži pravardė, bet ir medicininė diagnozė. Jis užaugo rūmuose, kurie pagal vedų architektūros kanonus turėjo būti vėsos ir ramybės vieta. Fontanai, sodai, marmurinės grindys – visa tai buvo sukurta siekiant įkvėpti ramybę. Tačiau Angarakos buvimas pakeitė pačią vietos atmosferą. Senovės tekstai, aprašantys Dievo vaikystę, piešia labai savotišką kasdienio gyvenimo vaizdą. Kai jaunoji dievybė palietė žaislą, šis pajuoduodavo ir subyrėdavo į dulkes. Kai jis, kaip ir bet kuris normalus vaikas, bandydavo apkabinti savo auklę, ji išsigąsdavo, nes jo oda buvo karšta kaip puodas ant viryklės. Tarnai ir globėjai bijojo artintis prie lopšio. Personalo kaita Bhumi rūmose šiuo laikotarpiu greičiausiai buvo didžiausia. Problema nebuvo piktavališkumas. Tai labai svarbu norint suprasti Mangalos psichologiją. Jis nenorėjo niekam pakenkti. Jis buvo Šivos sūnus. Ir jame kunkuliuoja jo tėvo prigimtis, ta pati teja energija galinti sudeginti visatą. Tačiau jis dar neturi savo tėvo kontrolės, tos tūkstantmečio meditacijos patirties, kuri leidžia Šivai kontroliuoti griaunamąją galią. Angaraka yra gryna kinetinė energija, branduolinis reaktorius be apsauginio korpuso. Kai jis išeidavo žaisti su kitais dievų ar pusdievių vaikais, viskas baigdavosi blogai. Džiaugsmo priepuolio apimtas jis galėdavo taip stipriai pliaukštelėti draugui per petį, kad šis nuskrisdavo kelis metrus ir nudegdavo. Natūralu, kad bendraamžiai ėmė jo vengti. Įsivaizduokite būtybės, kuri trokšta kontakto, veiksmo, draugystės, bet mainais gauna tik baimę ir susvetimėjimą, vienatvę. Jis nuoširdžiai nesuprato, kodėl visi bėga. Ši izoliacija sukėlė pyktį. O pyktis ugningos prigimties dievui yra ne tik emocija, tai klimato katastrofa. Kai Angaraka įniršęs trypė koją, upių vagos visoje žemėje išdžiūvo. Jam rėkiant iš nusivylimo, derlius išdegdavo tarsi nuo sauso vėjo. Bhumidevi bandė nuraminti sūnų, apkabindama jį, prisimdama visą šilumą savo. Žemė, kaip žinoma, gali sugerti viską, bet net ir jos kantrybė bei ištvermė turi savo ribas. Čia motinos meilė susidūrė su negalėjimu pakeisti pačios vaiko esmės. Tekstų tyrinėtojai ir astrologai šį Dievo gyvenimo laikotarpį laiko tobulą ankstyvosios paauglystės metaforą.
Vedų astrologijoje, džiotiš kalboje, Marsas simbolizuoja maždaug 3-6 metų amžių, taip pat ir brendimą. Tai laikas, kai energija jau yra milžiniška, tačiau jos taikymo vektorius dar nėra nustatytas. Žalia jėga. Psichologiškai šis mitas rodo, kad agresija ne visada yra blogai. Agresija yra judėjimo kūras. Be jos negali atsikelti nuo sofos, negali apsiginti. Angarakos problema buvo ne ugnies buvimas, o kamino, kuris nukreiptų tą šilumą į naudingus kanalus, trūkumas. Pamažu jaunasis dievas pradėjo suprasti. Jis matė nudegusią žolę ten, kur vaikščiojo jo kojos. Jis matė išsigandusias savo tarnų akis. Ir skaudžiausia, kad jis matė savo motinos nuovargį. Bhumi niekada jam nepriekaištavo, bet jos išsekimas buvo akivaizdus. Angarakai tai buvo lūžio taškas. Chaosas, kurį jis kėlė, nebeteikė jam net trumpalaikio pasitenkinimo. Jis suprato kažką paprasto, bet gilaus. Jei jis ir toliau taip elgsis, sudegins vienintelę vietą, kurią laikė namais ir vienintelę jį mylinčią būtybę. Jis jautėsi ankštas savo kūne, ankštas šiuose rūmuose, ankštas savo, kaip pavojingo vaiko, vaidmenyje. Būtent čia išryškėjo kita jo prigimties pusė, paveldėta iš tėvo, gebėjimas griežtai save suvaldyti. Jei negali kontroliuoti išorinės jėgos, turi ją užrakinti savyje ir paversti kažkuo kitu. Angaraka priėmė sprendimą, kuris tokiai impulsyviai ir aktyviai būtybei atrodė visiškai neįmanomas. Jis nusprendė sustabdyti savo amžiną judėjimą. Jis suprato, kad norėdamas nustoti būti tik degančia žarijomis ir tapti kažkuo daugiau, jis turi pereiti drausmės stigrį. Jis paliko patogius motinos rūmus, metė pavojingus žaidimus ir nukreipė žvilgsnį ten, kur net dievai ieško atsakymų į sunkius klausimus. Jo kelias vedė į šventąjį Kaši miestą, mums žinoma kaip Varanasis. Atvykęs prie Gango kranto, Angaraka neieškojo mokytojų ir neįstojo į išminčių mokinių sąrašą. Jis žinojo, kad jo problema slypi ne žinių, o valios srityje. Pirmiausia, jis savo rankomis pastatė lingamą, šventą Šivos simbolį. Šis veiksmas pats savaime buvo deklaracija. Įnirtinga ugnis pripažįsta aukštesnę jėgą ir yra pasirengusi pasiduoti konstrukcijai. Šis lingamas, vėliau pavadintas Angareshvar, tapo atramos tašku artėjančiam išbandymui. Prasidėjo sadhana, dvasinė praktika, kurios trukmę žmogaus protui sunku įvertinti. Puranos kalba apie 1000 metų, tačiau nemirtingoms būtybėms laikas teka kitaip. Angaraka užėmė pozą, reikalaujančią absoliutaus fizinio tobulumo. Jis atsistojo ant vienos kojos, sukryžiavo rankas sveikinimo gestu ir liko nejudrus. Būtybei, kurios esmė yra judėjimas ir sprogimas, tokia sąstingis buvo labiau kankinantis nei bet koks kankinimas. Čia svarbu suprasti terminą tapas. Šiuolaikinėje kalboje šį žodį dažnai verčiame kaip asketizmą arba atgailą, tačiau sanskrito šaknis tap reiškia karštį arba kaitinimą. Tapas nėra savęs plakimas bausmės tikslais. Tai technologinis energijos kaupimo procesas. Įsivaizduokite garo katilą su uždarytais vožtuvais, bet anglis vis tiek tiekiama. Slėgis viduje didėja, temperatūra kyla ir energija, anksčiau eikvota švilpimui ir garams, pradeda keisti pačią metalo struktūrą. Būtent tai nutiko Angarakai. Jis nustojo skleidžiant ugnį. Jis ją uždarė savyje. Metų laikai keitėsi. Kaitri saulė džiovino jo odą, bet jis neieškojo pavėsio, nes buvo karštesnis už saulę. Musoniniai lietūs ant jo apliejo tonas vandens, bandydami atvėsinti jo aistrą, bet lašai išgaravo nepasiekę pečių. Žiemą šaltis prasiskverbdavo iki kaulų smegenų. Tačiau vidinė ugnis neleido jo kūnui sušalti. Daugelis stebisi, kodėl karo dievui, konfliktų ir veiksmų globėjui reikia gebėjimo sustoti. Atsakymas slypi kovos menų paradokse. Tekstai mums sako, kad tikroji kario stiprybė slypi ne kardo moste ar mūšio šūksniuose. Tikroji stiprybė slypi visiškoje kontrolėje. Jei negalite įsakyti savo kūnui nejudėti, kai niežti nosis, kaip galite išlaikyti ramybę, kai link jūsų veržiasi demonų armija? Angaraka išmoko kontroliuoti savo impulsus. Kiekvieną kartą, kai jis norėjo išsivaduoti, ištempti sustingusius raumenis ar tiesiog pakeisti savo poziciją, jis nukreipdavo savo valią į savo pozicijos išlaikymą.
Jis degino savo troškimus šios tapas ugnyje. Žalia, nežabota energija, kuri vaikystėje lošino slaugytojas, dabar buvo suspausta į tankų kontroliuojamą spindulį. Jis tapo panašus į lazerį. Ta pati šviesos energija kaip ir įprastos lemputės, bet sufokusuota taip, kad galėtų pjauti metalą. Šio asketizmo metu jo kūnas pasikeitė. Raudona jo odos spalva, paveldėta iš gimimo, pagilėjo įgaudama įkaitusio vario atspalvį. Jo žvilgsnis, kadaise klajojęs ir neramus, tapo sunkus ir skvarbus. Sakoma, kad būtent tuo laikotarpiu jis įgijo savo garsųjį Marso žvilgsnį, kuris astrologijoje laikomas problemišku namams, kuriuose jis patenka. Tai snaiperio žvilgsnis, kuris pastebi taikinį ir be gailesčio pašalina kliūtis. Angarakai stovint Kašyje, jį supantis pasaulis keitėsi. Tačiau jis pats liko nekintamas. Jo aura tapo tokia galinga, kad ėmė trikdyti dangaus sferų gyventojus. Jo asketizmo karštis kilo aukštyn, pasiekdamas Indros ir kitų lokopalų, kardinalių krypčių sergėtojų rūmus. Paprastai dievai sunerimsta, kai kas nors sukaupia tiek daug galios, bijodami revoliucijos. Tačiau šis karštis neturėjo jokio piktumo ar geismo valdžiai vien dėl jos pačios. Tai buvo pasirengimas tarnauti. Prakaitas, kuris kadaise jį pagimdė, dabar lašėjo ant jo kūno nuo pastangų. Tačiau tai nebebuvo chaoso prakaitas, o darbo ir drausmės prakaitas. Šiva, stebėdamas savo sūnų iš vienatvės, buvo patenkintas. Jo palikuonys išmoko svarbią pamoką. Prieš valdant išorinį pasaulį, reikia tapti absoliučiu savo vidinio pasaulio diktatoriumi. Ilgi nejudrumo metai Kašyje davė vaisių. Angarako savyje sukaupta šiluma tapo tokia tanki ir struktūrizuota, kad jos nebebuvo įmanoma ignoruoti net aukščiausiuose visatos lygmenyse. Reaguodamas į šią griežtą savikontrolę, pats Brahma, mūsų visatos kūrėjas ir, taip sakant, vyriausiasis administratorius, pasirodė prieš asketą. Jis matė ne tą kaprizingą vaiką, deginantį žaislus, o karį, gebantį net vienas išlaikyti gretas. Brahma suteikė jam statusą, vedų kosmologijoje žinoma kaip Graha. Esame įpratę šį žodį versti kaip planeta, tačiau šis vertimas nėra visiškai tikslus. Sanskrito šaknis Graha reiškia užgrobti, laikyti arba užgauti. Taigi Mangala tapo ne tik dangaus kūnų skriejančių kosmose, bet ir subjektų, turinčių teisę ir galę užvaldyti žmonių sąmonę, daryti įtaką jų likimams ir palaikyti tam tikrą tvarką. Kartu su šiuo nauju statusu jis gavo ir naują vardą – Mangala, kuris verčiamas kaip palankus. Karo dievui tai skamba kiek paradoksaliai, tačiau logika tvirta. Židinyje deganti ir namus šildanti ugnis yra išties palanki, kitaip nei nekontroliuojamas gaisras. Kartu su jo pareigomis Brahma suteikė jam galios atributiką, tinkantį naujajam dangaus generolo vaidmeniui. Svarbiausia dovana buvo vežimas. Senovės tekstuose jis apibūdinamas kaip vimana spindintis grynų auksu. Auksas buvo pasirinktas sąmoningai. Alchemijoje šis metalas siejamas su nekintamumu ir tyrumu. Dievui, kurio prigimtis yra transformacija ir oksidacija, buvimas auksinėme vežime reiškia stabilę platformą, kuri netirps nuo jo paties karščio. Šį didingą vežimą traukė 8 arkliai. Jų spalvos apibūdinamos kaip tamsiai raudona, bordo, primenanti veninį kraują arba rusenančias žarijas giliai ugnyje. Skaičius 8 čia taip pat turi reikšmės. Jis simbolizuoja 8 erdvės kryptis, pavaldžias jo žvilgsniui, arba 8 ugnies formas, žinomas vedų tradicijoje. Šie arkliai nepavargsta. Jų prigimtis yra grynas judėjimas, be abejonių. Dabar Angarakos energija, anksčiau sprogusi chaotiškais sprogimais, gavo vektorių. Dabar ji turėjo maršrutą. Mangala paėmė ginklą, kuris tapo jo vizitinę kortelę, šulą arba ietį. Kartais jis vaizduojamas su trišakiu, tačiau būtent ietis arba strėlė geriausiai atspindi Marso energijos esmę. Kardas pjauna iš peties, kuoka traiško brutalią jėgą, tačiau ietis veikia kitaip. Tai koncentruotas smūgis į vieną tašką, skvarbi įžvalga. Tai gebėjimas akimirksniu rasti silpną vietą priešo gynyboje arba sunkioje gyvenimo situacijoje ir smogti vienu lemiamu smūgiu. Ietis yra sutelktos valios simbolis. Naujai nukaldinta Graha apsivilko raudonus drabužius.
Vedų filosofijoje ši šviesa yra neatsiejamai susijusi su aistros guna radžas. Visata, anot senovės išminčių, susideda iš 3 savybių – inercijos, pusiausvyros ir aistros. Taigi mangala tapo šio aktyvaus principo įsikūnijimu. Be jo kosmosas būtų statiškas, sustingęs amžiname poilsyje arba miegu. Mangala yra tas pats impulsas, kuris priverčia suktis pasaulio krumpliaračius. Jis yra kibirkštis, uždeganti visatos variklį. Dabar jis nebebuvo klajojanti ugnis, gąsdinanti aukles. Jis tapo senopati dangaus armijos vyriausiuoju vadu. Dabar jis turėjo aiškias pareigas, tvarkaraštį ir atsakomybės sferą. Chaosas tapo struktūrizuotas. Tai labai svarbus dalykas norint suprasti, kaip ši energija veikia mūsų gyvenime. Bet kokia agresija, bet koks pyktis ar energijos perteklius gali būti destruktyvus, jei tik jiems trūksta tikslo. Tačiau vos tik atsiranda vežimas, tai yra tikslas ir drausmė, ta pati jėga tampa galingų įrankių sėkmei pasiekti. Užėmė savo pareigas, mangala užėmė vietą dangaus taryboje. Jis turėjo dirbti komandoje su kitais grahomis, kurių kiekvienas turėjo savo sudėtingą charakterį ir savus realybės valdymo metodus. Nors mangala iš karto užmezgė ryšį su karališkuoju Sunsurja, remdamasis jų bendra ugninga prigimtimi, su kitais jo kolegomis viskas pasirodė daug sunkiau. Būti generolu, įpratusiu duoti tiesioginius įsakymus, pasirodė sudėtinga visuomenėje, kuri vertino subtilės intrigas, diplomatiją ir nepastoves nuotaikas. Mangala yra veiksmas, impulsas, kuris netoleruoja delsimo. Jo logika paprasta – matau kliūtis, jas pašalinu. Tačiau sudėtingame visatos mechanizme toks tiesmukiškumas toli gražu ne visada tinka. Pirmasis asmuo, su kuriuo dangiškasis vadas susidūrė su interesų konfliktu, buvo Čandra, mėnulio dievas. Čandra iš prigimties yra visiška mangalos priešingybė. Jis drėgnas, šaltas, nepastovus ir neįtikėtinai emocingas. Mėnulis valdo skysčius, potvinius ir atoslūgius, nuotaikas ir protą, manos tą patį, kuris amžinai svyruoja. Kai mangala pasiūlo aiškų puolimo planą, Čandra pradeda apmastyti, abejoti ir siūlyti intimesnę patirtį. Griežtam kariui, išgyvenusiam 1000 asketizmo metų, šis takumas ir švelnumas atrodo nepakeliami. Vedų astrologijoje džotiš ši opozicija apibūdinama per elementų, ugnies ir vandens sąveiką. Kai jie susiduria, nutinka vienas iš 2 dalykų. Arba vanduo užgesina ugnį, dėl ko nuslopsta valia, arba ugnis išgarina vandenį, sukurdama karštus garus. Šie garai yra verdančių emocijų metafora. Žmonės, kurių horoskopuose šios 2 planetos yra per arti, dažnai kenčia nuo to, kad jų jausmai trukdo veiksmams, o jų veiksmus diktuoja trumpalaikė isterija. Mangala jaučiasi nejaukiai Čandros draugijoje, nes emocijos užtemdo jo susikaupimą. Generolas negali sau leisti verkti ar susijaudinti mūšio įkarštyje. Todėl mituose Marsas dažnai stengiasi laikytis atokiau nuo mėnulio dvarų, laikydamas juos chaoso teritoriją, pridengtą komfortu. Nors konfliktas su mėnuliu yra labiau emocingas, mangala dalyvauja tikrame ideologinėme kare su Budžha Merkurijumi. Budžha atstovauja intelektui, logikai, bendravimui, prekybai ir humorui. Jis yra amžinas princas, diplomatas, apgavikas, galintis įkalbėti bet ką. Budžha nemėgsta karo, jis labiau mėgsta derybas, intrigas ir ieškoti aplinkinių sprendimų. Mangalai, įpratusiai prie sąžiningos kovos akis į akį, Budžha metodai atrodo nevertingi, beveik apgaulingi. Marsas nori perkirpti Gordijaus mazgą vienu smūgiu, o Merkurijus siūlo jį atrišti, nubraižyti mazgo schemą, parašyti traktatą apie mazgų naudą ir galbūt parduoti mazgą kaimynams. Šis požiūrio skirtumas sukelia gilų nesusipratimą. Mangala Budžha laiko nenaudingų plepu, kuris trukdo progresui. Budžha savo ruožtu dažnai šaiposi iš Marso kareiviško tiesmukiškumo, manydamas, kad tai viskas įdedama, nereikia smegenų. Senovės tekstai pabrėžia, kad Marsas Merkurijų laiko priešu. Tai gilus filosofinis teiginys. Kodėl veiksmai prieštarauja intelektui? Nes per didelis mąstymas žudo ryžtą. Prisiminkite savo gyvenimo akimirkas. Nori ką nors nuveikti, tave uždega idėja, tokia mangalos energija. Tačiau tada įsijungia šaunesnis protas, Budžha, ir pradeda siūlyti įvairius variantus. O kas, jei nepavyks?
Ką pasakys žmonės? O kaip dėl rizikos apskaičiavimo? Ir viskas. Impulsas išblėsta. Veiksmai nevyksta. Tai klasikinis Merkurijaus ir Marso užgesinimo pavyzdys. Danguje šios diskusijos nesibaigia. Mangala reikalauja nedelsiant įsikišti į demonų reikalus. O Budha siūlo siųsti ambasadorius ir pasirašyti paktą. Tuo tarpu Čandra keičia savo nuomonę kas 2 dienas priklausomai nuo fazės. Mūsų herojus, įpratęs prie griežtos drausmės ir aiškumo, šios dvaro žaidimus laiko dusinančiais. Jis jaučiasi užgniaužtas šioje nesibaigiančių susitikimų ir diplomatinių nusilenkimų atmosferoje. Jo prigimtis reikalauja rezultato, konkretaus rezultato, kurį galima pamatyti ir paliesti. Natūralu, kad pavargęs nuo sudėtingos dangiškosios biurokratijos, Mangala vis labiau pradeda žvelgti žemyn į Bhumi Loką, žmonių pasaulį. Čia, žemėje, jam viskas atrodo daug suprantamiau ir sąžiningiau. Žmonės turi konkrečių problemų, skolų, ligų, priešų, neteisybės. Čia jo ugninė galia gali būti panaudota pagal paskirtį, be nereikalingų diskusijų. Jis mato mirtingųjų, kurie, kaip ir jis vaikystėje, nesugeba susidoroti su savo aplinkybėmis, kančias, ir jame pabunda noras ne tik sunaikinti, bet ir padėti tiems, kurie nori kovoti. Mangala ieško tų žmonijos atstovų, kurie turi drąsos, bet yra įvaryti į kampą. Ir vieną dieną jo žvilgsnis nukrypo į žmogų, kurio padėtis atrodė visiškai beviltiška. Jis nebuvo nei karalius, nei karys, o paprastas brahmanas, kurio gyvenimo aplinkybės jį taip stipriai prispaudė, kad jis buvo pasirengęs peržengti ribą. Šis žmogus buvo pamaldus, žinojo šventąjį raštą, bet visiškai nemokėjo valdyti savo materialinių išteklių. Kažkuriuo metu skolos kilpa taip stipriai suveržė jo kaklą, kad jis vos galėjo kvėpuoti. Kreditoriai stovėjo prie jo durų, gėda plito kaip dėmė ant visos šeimos, o viltis išsigelbėti su kiekviena diena blėso. Senovės vedų pasaulyje skola buvo daugiau nei vien finansinė bėda. Tai buvo gniuždanti karminė našta, prilyginama pančiams. Žmogus, gyvenantis skolose, praranda valią, tampa aplinkybių vergu. Priėjo iki tokio lygio, kad brahmanas, nematydamas kitos išeities, savanoriškai nusprendė baigti savo žemiškąją kelionę. Jis nuėjo prie upės, ketindamas rasti ramybę jos vandenyse. Tačiau nespėjęs to padaryti, visiškai išsekęs dėl dvasinės kančios, jis užmigo tiesiog ant kranto. Ir būtent šioje ribinėje būsenoje tarp miego ir realybės jį aplankė tai, ko jis mažiausiai tikėjosi pamatyti. Ne Lakšmi, klestėjimo deivė, kuria jis meldėsi metų metus, ir ne Kubera, lobių saugotojas. Prieš jį sapne pasirodė jaunuolis, kurio oda įkaitusio vario spalvos, apsirengęs raudonais drabužiais ir laikantis ietį. Mangala neapipylė jo auksinėmis monetomis. Tai nebuvo jo stilius. Karo dievas nedalyja išmaldos, jis dalyja ginklus. Šiuo atveju ginklas buvo ne plienas, o tvirtas. Mangala padiktavo ypatingą maldą nelaimingam brahmanui, Rina Mocana Mangala Stotra. Sanskrito žodis Rina reiškia skola, o Mocana mazgų išlaisvinimas arba atrišimas. Taigi, pažodžiui tai yra himnas, kuris perkerpa skolos mazgus. Kai brahmanas pabudo, jo kišenės liko tuščios. Tačiau kažkas jo viduje pasikeitė. Lipni baimė išnyko. Norą bėgti nuo problemų pakeitė šaltas, nuožmus ryžtas joms stoti į akis. Mangala, būdamas žemės sūnus, puikiai suprato materialią gamtą. Jis įkvėpė brahmanui veiksmo energijos. Vėlesniais mėnesiais šis vyras dirbo su pašėlusiu intensyvumu, ieškodamas novatoriškų sprendimų, rodydamas griežtumą ten, kur anksčiau nenorėjo, ir iniciatyvumą ten, kur anksčiau buvo tingus. Ši legenda slypi rakte į Marso socialinės funkcijos supratimą. Kodėl karo dievas susiduria su finansais? Pasakojimo logika yra krištolinio aiškumo. Skolos yra priešas. Ji puola jūsų laisvę. Ji užima jūsų ateitį. Ir su priešais nėra teisiama. Jie sunaikinami. Mangala čia veikia ne kaip bankininkas, o kaip krizių valdytojas, kuris įeina į degantį pastatą ir gelbsti žmones. Jis suteikia ne išteklius, o valią juos gauti. Jis pasyvias kančias paverčia aktyvę agresiją, reaguodamas į aplinkybės.
Mokslininkai ir tekstų tyrinėtojai pastebi įdomų niuansą. Mangala padeda tik tiems, kurie yra pasirengę kovoti. Jo energija yra prakaito ir įtampos energija. Jei gulėsite ant sofos laukdami stebuklo, Marsas jūs aplenks, galbūt net mes jums papildomų iššūkių, kad priverstų jūs judėti. Bet jei pradėsite kovą už savo gerovę, jis taps ištikimu sąjungininku. Astrologijoje šis aspektas vadinamas rinantaka, skolų naikintoju. Palaipsniui, dėka tos pačios totros ir varginančio darbo, Brahmanas ne tik sumokėjo visiems savo kreditoriams, bet ir įgijo tvirtą padėtį visuomenėje. Jis nebebuvo auka. Ši istorija greitai pasklido po pasaulį, o antradienis, Marso diena, tapo laikoma geriausia diena skoloms gražinti. Tačiau atkreipkite dėmesį, blogiausia diena joms imti. Manoma, kad antradienį paimta paskola augs eksponentiškai dėl besiplečiančios, aktyvios planetos prigimties. Taip Mangala įtvirtino savo, kaip griežto, bet teisingo pagalbininko žemiškuose reikaluose reputaciją. Jis įrodė, kad jo ugnis gali ne tik nudeginti, bet ir išdeginti skurdo piktžoles, atverdama dirvą naujam gyvenimui. Tačiau, nors jo įtaka laikoma naudinga nekilnojamojo turto, žemės ir skolų grąžinimo klausimais žmonių santykių, ypač romantiškų srityje, jo bekompromisė energija suvokiama visai kitaip. Žmonės dėkingai priima Raudonojo Dievo pagalbą versle, tačiau pradeda drebėti, kai kalbama apie širdies reikalus. Astrologai kartais gąsdina nuotakų ir jaunikių tėvus baisia fraze Mangala doša arba, kaip ji dar vadinama, Kudža doša. Manoma, kad ši ypatinga Marso padėtis horoskope kelia grėsmę partneriui, netgi iki per ankstyvos gyvybės nutraukimo ribos. Ši baimė taip giliai įsišaknijusi vedų kultūroje, kad sukėlė tūkstančius ritualų, skirtų neutralizuoti žalingą jos įtaką. Tačiau baimė dažnai slepia tikrosios energijos prigimties nesupratimą. Norėdami suprasti šio reiškinio esmę, turėtume atsigręžti į senovės Savitri legendą. Moteris, kurios istorija tapo santuokinės ištikimybės pavyzdžių ir, dar svarbiau mums, demonstracija, kaip veikia Marso energija, kai ji nukreipta į šeimos apsaugą, o ne griovimą. Legenda pasakoja apie princesę vardu Savitri. Ji buvo reto grožio ir intelekto moteris, ir kai atėjo laikas rinktis vyrą, ji pasirinko Satjavaną. Jaunuolis buvo kilmingas, bet jo šeima prarado karalystę ir gyveno miške dideliame skurde. Tačiau skurdas nebuvo pagrindinė problema. Didysis išminčius Narada, apdovanotas įžvalgos dovana, perspėjo Savitri tėvą, Satjavanui liko gyventi lygiai 1 metai. Po šio laiko jis turės palikti savo kūną, bet kuri kita nuotaka būtų išsigandusi atsisakiusi tokios sąjungos, tačiau čia išryškėjo būtent tai, ką astrologai priskiria stipriam Marsui. Savitri nepuolė į pykčio priepolį ir nepuolė į depresiją. Ji demonstravo geležinę valią. Aš jį pasirinkau savo širdimi ir mano sprendimas tvirtas, atsakė ji. Vestuvės įvyko ir princesė iškeitė prabangius drabužius į medžio žievę, apsigyvendama miško atsiskyrėlio name su savo vyru ir jo aklais tėvais. Visus metus ji gyveno asketišką gyvenimą, tačiau jos viduje degė ryžto ugnis. Kai atėjo ta lemtinga diena, Savitri atsisakė maisto ir vandens ir nusekė paskui savo vyrą į mišką, kur jis rinko malkas. Nustatytų laikų Satjavanas pasijuto silpnas, atsigulė ant žemės ir nustojo kvėpuoti. Ta akimirka prieš Savitri pasirodė tamsi, didinga figūra, laikanti kilpą. Tai buvo Jama, dharmos dievas ir mirusiųjų karalystės valdovas. Mirtingieji paprastai negali matyti Jamos ir išlikti sąmoningi, tačiau Savitri energija buvo tokia galinga, kad ji atlaikė jo žvilgsnį. Jama ištraukė subtilų į Satjavano kūną ir pasuko į pietus, į jo karalystę. Ir tada prasidėjo neįtikėtiniausias dalykas. Savitri sekė paskui jį. Ji ėjo per dygliuotus krūmynus, per vaiduokliškus pasaulius, niekada neatsilikdama. Jama, nustebusi tokiu įžūlumu, paprašė jos grįžti, paaiškindama, kad toks yra gamtos dėsnis. Tačiau Savitri pasitelkė marsietišką taktiką. Ji fiziškai nekovojo su mirties dievu. Ji kovojo savo dvasios ir intelekto jėga. Ji įsitraukė į filosofinės diskusijas su juo apie pareigą, teisingumą ir įstatymus, niekada nenustodama žengti į priekį. Jos atkaklumas buvo toks viską užvaldantis, kad Jama, palietė jos išminties ir stiprybės, pradėjo teikti jai palaiminimus, regėjimą savo uošviui, jos karalystės atkūrimą, 100 sūnų.
Ir galiausiai, įstrigęs savo paties dosnumo loginiuose spąstuose, jis buvo priverstas grąžinti Satyavano sielą. Tyrėjai šią istoriją interpretuoja kaip aukščiausios Mangala došos apraiškos iliustraciją. Tai, kas vadinama prakeiksmu, iš tikrųjų yra energijos potencialo perteklius. Žmonės su stipriu Marsu turi milžinišką valią. Ir jei ši valia nepaleidžiama arba jei partneris negali jos atlaikyti, tai iš tikrųjų sugriauna santykius. Silpnas partneris tiesiog perdega šalia tokio žmogaus, kaip buitinė lemputė, prijungta prie aukštos įtampos linijos. Savitri turėjo būtent šią aukštą įtampą. Jei ji būtų buvusi silpna, ji būtų pasidavusi likimui ir tapusi našle. Tačiau vidinė ugnis leido jai tiesioginę prasme išplėšti savo vyrą iš užmaršties nagų. Atitinkamai, senovės tekstai kalba ne apie Marso blogį, o apie potencialo lygybės poreikį. Štai kodėl geriausia priemonė problemiškam Marsui horoskope laikoma santuoka su tuo pačiu marsieti. Kai susiduria dvi ugnies, jos nesudegina viena kitos, o susijungia į milžinišką liepsną, galinčią sušildyti visą šeimą ir apsaugoti ją nuo bet kokių negandų. Tai yra santykių alchemijos principas. Panašus gydo panašų. Mangala čia veikia kaip griežtas vertintojas, išbandantis poros jėgas. Šis dievas yra griežtas, bet teisingas savo griežtumu. Jo tikslas nepakenkti, o sutramdyti. Tačiau jo raudona spalva, agresyvumas ir sąsaja su ugnimi dažnai sukelia painiavą visuomenės vaizduotėje. Abu švyti raudonais ir šafrano atspalviais. Abu valdo bauginančius ginklus. Abu spinduliuoja galią, kuri vibruoja erdvę. Abu vadinami Šivos sūnumis. Kalbame apie mūsų didvyrį Mangalą ir jo, taip sakant, vyresnįjį ginklo brolį Skandą, dar žinoma kaip Kartikėja arba Muruganas. Ši painiava nėra atsitiktinė. Senovės tekstuose jų funkcijos kartais yra taip glaudžiai susipynusios, kad ribos tampa neryškios. Tačiau norėdami suprasti, kaip veikia universali konflikto mechanika, turime aiškiai atskirti šiuos du vaizdinius. Skanda yra aukščiausiasis devų armijos vadas. Jis gimė su konkrečia misija – pašalinti galingą demoną Tarakasurą, kurio niekas kitas negalėjo nugalėti. Skanda yra karo, kaip aukštojo meno, kaip šventos pareigos įsikūnijimas. Mangala, tapusi planeta, mums yra karo kaip proceso įsikūnijimas. Jei skanda yra strategija, tai Mangala yra taktika. Įsivaizduokite armijos štabą. Ten, palinkę prie žemėlapių, stovi generolai. Jie šalti, apskaičiuojantys supranta logistiką, manevrus ir pergalės kainą. Tai Skandos karalystė. Dabar persikelkite į apkasą, į fronto linijas. Kur purvas maišosi su prakaitu, kur nėra laiko ilgiems svarstymams, tik kovos arba bėgimo refleksas. Kur kraujyje verda įniršis, suteikdamas jėgų bėgimui. Tai Mangalos teritorija. Astrologiniuose traktatuose ši hierarchija aprašoma neįtikėtinai tiksliai. Manoma, kad jei Mangala žmogaus horoskope elgiasi agresyviai, kelia problemų ir konfliktų, astrologas pataria kreiptis į Skandą. Logika čia tvirta. Tik vyriausiasis vadas gali suvaldyti įniršusį kareivį. Skanda turi galią, vadinamą Inana Šakti, žinių ir išminties galią. Jis žino, kodėl kariaujama. Kita vertus, Mangala turi Kriya Šakti, veiksmo galią. Jis tiesiog kariauja. Jų atributai taip pat pasakoja įdomią istoriją apie jų asmenybių skirtumus. Skanda dažnai vaizduojamas jojantis ant povo. Povas yra gražus, bet agresyvus paukštis, žinomas dėl savo tuštybės ir gebėjimo ėsti gyvatės, laiko ir nuodų simbolį. Prisijaukinęs povą, Skanda parodo, kad jis sutramdė pasididžiavimą ir toksiškas emocijas, paversdamas jas paklusnę transporto priemonę. Jo ietis vėl yra sutelkto, apšviečiančio intelekto, perveriančio nežinojimo tamsą simbolis. Managala, kiek prisimename, joja ant arklių traukiamo vežimo. Arba, kai kuriuose tradicijose, jo vahana, jo arklys, yra avinas. Avinas yra užsispyręs, stačia galva judantis padaras, kuris eina tiesiai į priekį. Tai grynas, nefiltruotas impulsas. Managalai nereikia transformuoti pasididžiavimo, jam reikia pralaužti sienas.
Atitinkamai, jo energija yra labiau neapdorota, labiau žemiška, liečianti kraujo, raumenų, žemės ginčių ir techninio mašinų darbo klausimus. Susitikę dangiškojoje taryboje, šie du kariai pasidalyja savo įtakos sferas visatoje. Skanda imasi kosminio dėsnio, dharmos, apsaugos. Jis planuoja didžiuosius gėrio ir blogio mūšius. Kita vertus, Mangala vykdo nuosprendžius. Jis yra planetos budelis ir gynėjas viename. Jam nereikia žinoti viso konflikto konteksto. Jam tereikia įsakymų ir supratimo, kas yra draugas, o kas priešas. Mums, gyvenantiems įprastą gyvenimą, šis padalymas turi praktinę prasme. Kai reikia suplanuoti sudėtingą projektą, sukurti krizės įveikimo strategiją ar išlaikyti egzaminą, mes pasitelkėme skandos energiją, intelektualinę agresiją. Tačiau kai reikia keltis 5 valandą ryto, atlikti sunkų fizinį darbą, gintis tamsioje alėjoje ar tiesiog priversti save veikti nepaisant tinginystės, mes kreipiamės į Mangalos išteklius. Be skandos Mangalos veiksmai yra chaotiški ir pavojingi. Be Mangalos skandos planai lieka tik gražiais piešiniais ant popieriaus. Įdomu tai, kad šie vaizdiniai dažnai susilieja į vieną visumą, kur Muruganas skanda perima planetos valdovo savybės. Tačiau klasikinė sistema vis dar reikalauja subordinacijos, generolo ir jo geriausio lauko vado. Proto ir valios. Tačiau net ir nuožmiausias karys, nesvarbu ar jis būtų strategas ar fechtuotojas, geba nusilenkti prieš kažką, kas peržengia pačią jėgos savoką. Pasaulyje, kuriame viską lemia ginklai, egzistuoja reiškinys galintis nuginkluoti net karo dievą. Tai absoliuti, visavertė tarnystė. Ir vieną dieną Mangala, kurio pasididžiavimas ir irzlumas žinomi visuose 3 pasauliuose, išvydo tokią tarnystę, kad sustingo iš nuostabos ir amžiams pakeitė savo kalendorių, atiduodamas jam teisėtą savaitės dieną kitam didvyriui. Daugelis žino šią istoriją, bet ne visi suvokia gilų ryšį, kuris vienyje raudonąją planetą ir didįjį Vanarą. Pasak legendos, šie įvykiai įvyko po didžiojo karo, aprašyto Ramajanoje. Viešpats Rama grįžo į Ajodhją ir gyvenimas, regis, grįžo į taikės vėžes. Vieną dieną Hanumanas, didysis Vanara ir atsidavęs Ramos tarnas, vaikštinėjo po rūmus ir užtiko savo šeimininko žmoną, gražuolę Sitą, besituštinančią rytiniu tualetu. Sita tepė raudonus miltelius, sindor, ant savo plaukų perskyrimo. Hanumanui, kurio prigimtyje derėjo gyvuliškas spontaniškumas ir dieviška išmintis, šis ritualas atrodė paslaptingas. Vaikiško smalsumo kupinas jis paklausė pasaulio motinos, kodėl tepi šios dažus. Sita, šypsodamasi savo globėjo jaunystei, paprastai atsakė, aš tai darau, kad mano vyras, viešpats Rama, gyventų ilgai ir laimingai. Ši raudona spalva džiugina jo širdį ir saugo jo gyvybę. Sitos atsakymas Hanumaną pribloškė kaip bomba. Jo logika buvo aiški, kaip ir jo atsidavimas. Jis samprotavo taip, jei maža raudonų miltelių juostelė ant Sitos galvos gali prailginti Ramos gyvenimą, kas nutiktų, jei jis padengtų visą savo kūną šią spalvą. Negaiždamas nė sekundės jis nuėjo į sandėlius, rado didžiulį sindūro kiekį. Sumaišė jį su sviestu ir storų sluoksniu išsitepė nuo galvos iki kojų. Įsivaizduokite vaizdą. Į sosto menę įžengė milžiniškas Vanara, ryškiai oranžinė ir raudona spalvomis švytintis. Jis atrodo kaip gyvas fakelas, vaikščiojantis liepsnos kamuolys. Dvariškiai sustingo iš nuostabos, kai kurie vos tramdė juoką. Tačiau Rama, pamatęs savo bhaktą, suprato šio gesto gilumą ir apsiverkė. Tačiau Rama nebuvo vienintelis, stebėjęs šį vaizdą. Iš dangaus, iš savo auksinio vežimo, stebėjo Mangala. Ir tai, ką jis pamatė, panardino jį į gilaus kognityvinio disonanso būseną. Tiesa ta, kad raudona, kraujo ir ugnies spalva yra išskirtinė Marso nuosavybė. Tai jo vibracija, jo patentas. Matant, kad kažkas kitas tokiu pramoniniu mastu išnaudoja jo spalvą, teoriškai turėjo kilti karo dievo pavydas ar pyktis. Tačiau Mangala nėra šiaip pat chuliganas, jis yra energijos žinovas. Jis matė, kad Hanumanas raudoną spalvą naudoja ne agresijai, ne priešams įbauginti ar savo galiai patvirtinti. Jis ją naudoja kaip visiško pasiaukojimo instrumentą. Hanumanas tiesioginė prasme ištirpdė save šioje spalvoje, kad tarnautų kitam. Tai buvo aukščiausia bhakti forma, meilė, kuri nieko nereikalauja mainais. Šokiruotas Mangala nusileido ir atsistojo prieš Hanumaną.
Užuot metęs jam iššūkį į dvikovą, jis nulenkė galvą. Planetos dievas, valdantis egoizmą ir valią, pripažino atsidavimo pranašumą. Mangala pareiškė, tu pagerbėjai mano spalvą kaip niekas kitas visatoje, tavo auka raudonojo spektro įniršį pavertė apsaugos ir geranoriškumo energiją. Nuo šiol diena, kai aš valdau, antradienis priklausys ir tau, štai kodėl šiuolaikinėje Indijoje ir iš tiesų visame pasaulyje antradienis laikomas ypatingos Hanumano pagarbos diena. Astrologai patarė tiems, kurių horoskope yra blogas ar nusilpęs Marsas, nebandyti stiprinti pačios planetos akmenimis ar metalais, o kreiptis į Hanumaną. Logika čia elegantiška ir terapinė. Hanumanas yra vienintelis galintis valdyti Marso energiją, nes jis ją nukreipia ne į naikinimą, o į kūrimą ir apsaugą. Jis paima šią laukinę, nežabotą ugnį ir įdeda ją į tarnystės lempą. Ši istorija mums yra esminė transformacijos pamoka. Agresija, pyktis, impulsyvumas, visos šios Marsui būdingos savybės nėra savaime blogos. Jos tėra kūras. Klausimas tik, kur jį pilame, į bako variklį, kad sutraiškytume visus gyvus dalykus, ar į raketą, kuri pakils į žvaigždes. Hanumanas įrodė, kad net ir smurtingiausia prigimtis gali būti sublimuota į šventumą. Po šio įvykio Mangala pradėjo laikyti Hanumaną savo vyresniuoju mentoriumi valdžios klausimais. Valdymas. Raudona sindūro spalva nustojo simbolizuoti tik mūšyje pralietą kraują. Ji tapo gyvybės jėgos, tekančios venomis ir palaikančios egzistenciją simboliu. Įdomu tai, kad šis ryšys tarp dangiškojo ir žemiškojo, mitinio ir ritualinio, turi ne tik filosofinę, bet ir labai specifinę geografinę išraišką. Mangala, būdamas Žemės sūnus, savo būstinę turi mūsų planetoje. Jei išskleistume senovės Indijos žemėlapį, mūsų pirštas neišvengiamai rodo į miestą, kuris tada buvo žinomas kaip Avanti, o dabar vadinasi Udžainas. Šis miestas, esantis ant Šventosios Šipros upės kranto, mums yra unikali vieta, kur mitologija ir mokslas yra taip susipynę, kad juos praktiškai neįmanoma atskirti. Būtent čia, pasak vietinių legendų ir skandapuranos, įvyko įnirtinga Šivos ir demono Antakos kova. Prisiminkite, kaip demono kraujo lašai, nukritę ant žemės, pagimdė tūkstančius jo klonų. Šiva, matydamas, kaip jo priešas eksponentiškai dauginasi, sukūrė Mangalą, kad sulaikytų šį kraują. Vietos kunigai su absoliučiu užtikrintumu nurodys jums konkrečią kalvą už miesto ribų ir pasakys, viskas įvyko čia pat, šios vietovės dirvožemis turi savitą rausvą atspalvį, kuris šimtmečius tarnavo kaip legendos piligrimams patvirtinimas. Demonų kraujas ir mūšio karštis prisotino šią žemę, amžiams pakeisdami jos mineralinę sudėtį. Šios kalvos viršūnėje stovi Manglanatvo šventykla. Tai ne šiaip šventovė, tai iš esmės Marso gimimo centras fizinėme pasaulyje. Žmonės čia plūsta dėl tų, kurių horoskopuose raudonoji planeta yra sunkioje padėtyje. Atmosfera čia tiršta ir savotiška. Oras alsuoja lydyto sviesto ir virtų ryžių, pagrindinės aukos dievybei, kvapu. Brahmanai atlieka specialų ritualą, vadinamą Bhatpuja. Jie suformuoja virtus ryžius į veido pavidalą, juos papuošia ir tada aukoja Mangalai, kad atvėsintų jo aistrą. Ryžiai, pasižymintys vėsinančią prigimtimi, skirti subalansuoti ugningą Marso energiją. Tačiau Udžainas yra ne tik religinių garbinimo vieta. Dar gerokai prieš tai, kai Greenwichas Londone tapo pasaulio laiko atskaitos tašku, vedų astronomų pagrindinis meridianas ėjo per Udžainą. Šis miestas laikomas Žemės bamba, jos geometriniu ir energetiniu centru. Čia gyveno ir dirbo didieji senovės matematikai ir astronomai, tokie kaip Aryabhata ir Varaha Mihira, sudarinėdami savo žvaigždžių katalogus. Šios vietos pasirinkimas nebuvo atsitiktinis. Geografiškai Udžainas yra senovės vedų koordinačių sistemos pagrindinio meridiano ir Vėžio tropiko sankirtoje. Mangala yra Žemės sūnus. Kur turi gimti sūnus, kad būtų laikomas tiesioginiu jos palikuoniu? Žinoma, pačiame motinos centre, jos bamboje. Kadangi Udžainas yra planetos valdančios Žemę ir nekilnojamąjį turtą, gimtinė, ši vieta Žemėje astronomiškai laikoma centru. Be to, praeities astronomai pastebėjo, kad didelės opozicijos laikotarpiais Marsas, stebimas iš šios platumos, yra ypač skaidrus ir šviesus. Jis kabo virš Udžaino lyg raudonas žibintas, artėjantis prie Žemės jai arčiausiai.
Manglanatvo šventykloje vis dar galima pamatyti senovinius dangaus kūnų stebėjimo instrumentus. Ši vieta tarnavo ne tik kaip altorius, bet ir kaip observatorija. Čia kunigai taip pat buvo mokslininkai, kurie skaičiavo efemerides, planetų judėjimo lenteles. Jie suprato, kad Mangala buvo daugiau nei dievas su ietimi. Tai buvo dangaus kūnas, kuriam galiojo griežti fizikos dėsniai. Šiuolaikiniam žmogui apsilankimas Udžaine yra keista patirtis. Stovi ant kalvos, po kojomis raudonos dulkės, aplink tave skamba tūkstančiai metų senumo sanskrito mantros, o gidas pasakoja, kaip iš čia buvo skaičiuojami užtemimai šimtmečius prieš teleskopų atsiradimą. Čia supranti, kad senovės žmonėms kosmosas nebuvo kažkas tolimo ir šalto. Jis buvo jų geografijos, istorijos ir šeimos dalis. Marsas čia nėra piktavalis naikintojas, o pažįstamas veidas, gimęs ant kitos kalvos. Jis gerbiamas, maitinamas ryžiais, prašoma pagalbos perkant butą ar sprendžiant žemės ginčą. Tačiau, kaip žinome, Mangala nesėdi vietoje. Jo orbita traukia jį toliau link naujų sąveikų. O Žemėje jis raminamas ryžiais ir maldomis, o danguje jo laukia amžina įtampa ir aistra, sujungta su kita planeta. Pakėlus žvilgsnį nuo dulkių pilnų kelių ir senovinių Udžaino observatorijų, neišvengiamai susidurėme su dar viena šviesia dangaus dėme, kuri šimtmečius žavėjo stebėtojus. Jei Mangala yra žėrinti anglis, tai jo amžinas priešininkas šviečia šalta, ryškia šviesa. Tai Šukra, arba, kaip esame įpratę vadinti šią planetą, Venera. Tačiau neturėtume apsigauti elegantiškais europietiškais gražiosios meilės deivės atvaizdais. Vedų tradicijoje Šukra arba Šukračarija yra griežtas vyras, brahmanų išminčius, netekęs vienos akies ir turėjęs žinių, kurios priversdavo drebėti net dievus. Mangalos ir Šukros santykiai yra bene labiausiai įtraukiantis trileris vedų tekstuose. Dangaus politinėme žemėlapyje jie yra įstrigę nuolatinėme šaltajame kare, kuris periodiškai įsiliepsnoja į karštą fazę. Mangala, kiek prisimename, eina dievų, dieviškųjų būtybių, armijos vyriausiojo vado pareigas. Tačiau Šukračarija pasirinko, galima sakyti, priešingą pusę. Jis tapo asurų, demonų, guru ir mentoriumi. Įsivaizduokite mūsų generolo nusivylimą. Mangala sukuria strategiją, veda savo karius į puolimą, jo ietis perveria priešo gretas ir demonai krenta be gyvybės ženklų. Pergalė atrodo neišvengiama. Tačiau tada Šukračarija įžengia į mūšio lauką. Jis turi slaptą techniką, neprieinamą net dievams, Sanyva Nividija. Tai prisikėlimo mokslas. Šukra deklamuoja mantras, apšlaksto vandeniu kritusius ir asurų armija, kurią Mangala taip kruopščiai sunaikino, vėl atsikelia pasiruošusi mūšiui. Karo dievui, įpratusiam matyti savo kritusį priešą gulintį kniūbsčią, tai tampa tikru administraciniu košmaru. Jo sizifiškas darbas kartojasi iš amžiaus į amžių, tačiau ši mūšio lauko nesantaika slepia gilų filosofinį ir alcheminį ryšį. Džiotišo kalboje Marso ir Veneros sąveika vertinama kaip archetipinė veiksmo ir noro dvikova. Šukra atsakinga už mūsų norus, skonio pojūtį, komfortą, grožio sampratą ir gebėjimą mėgautis gyvenimu. Tai motyvacijos kūras. Mes trokštame kažko, nes tai gražu ar malonu. Kita vertus, Mangala neužduoda klausimų patinka ar nepatinka. Ji atsakinga už raumenų pastangas, už siekį tikslo. Ir čia senovės tekstai atskleidžia paradoksą. Šie du, priešai priešingose barikadų pusėse, yra visiškai beverčiai vienas be kito. Spręskite patys. Jei žmogus turi stiprią Šukrą, bet silpną Mangalą, jis tampa svajotoju. Jis guli ant šilkinių pagalvių, svajoja apie didelius pasiekimus, mėgaujasi menu, bet negali pakelti nė piršto, kad įgyvendintų savo svajones. Noras yra, bet trūksta energijos jam įgyvendinti. Kita vertus, jei kas nors turi galingą Mangalą, bet kenčiančią Šukrą, gauname nevaldomą buldozerį. Žmogus skuba, niurna, griauna sienas, dirba iki kaulų smegenų, bet neįsivaizduoja, apie ką visa tai. Jie neturi gyvenimo džiaugsmo, gebėjimo atsipalaiduoti ir mėgautis savo darbo vaisiais. Tai veiksmas dėl veiksmo, kuris greitai veda prie perdegimo. Atitinkamai, kosminė drama tarp jų yra tobulos pusiausvyros paieškos. Horoskopuose šių planetų konjunkcija vadinama Brigu Mangala joga. Ir tai visada yra didelės aistros aspektas.
Kai ugnis Marsas susitinka su vandeniu, Venera, nors jos prigimtis sudėtingesnė, valdo kūno skysčius ir gimsta garas. Tai kūrybiškumo ir kūrimo energija. Be Veneros Marsas yra šiurkštus ir nešlifuotas kaip kareivis kareivinėse. Be Marso Venera yra vaikiška ir pasyvi. Įdomu stebėti, kaip senovės tekstuose aprašomi jų asmeniniai susitikimai. Nepaisant priklausimo priešingoms stovykloms, jie patiria keistą trauką. Tai klasikinis siužetas nuo neapykantos iki meilės. Šukračarija gerbė Mangalos stiprybę. Juk tik tikroji stiprybė gali apsaugoti grožį. O Mangala savo ruožtų slapta žavisi demono mentoriaus diplomatiniu genialumu ir rafinuotumu. Žmogaus gyvenime tai vyksta kaip amžinas lyčių žaidimas, kur vyriškas agresyvaus užkariavimo principas susitinka su moterišku principu. Nors šukra yra vyriška, jis valdo moterišką energiją. Tai švelnaus įsisavinimo ir transformacijos energija. Jų santykių alchemija moko mus, kad bet koks konfliktas visatoje iš tikrųjų yra bendradarbiavimo forma. Asuros reikalingos tam, kad dievai neatsipalaiduotų. Šukra reikalinga tam, kad Mangala nepaverstų pasaulio išdegintą dykumą. Troškimas turi derėti su valia. Net galingiausios būtybės visatoje nėra apsaugotos nuo klaidų. Ir mūsų dangiškasis generolas, nepaisant visos savo drausmės ir statuso, kartą pervertino savo galimybės. Istorija, kurią dabar paliesime, plačiai visuomeniai yra mažiau žinoma nei Mangalos žygdarbiai mūšio lauke. Tačiau būtent tai paaiškina vieną paslaptingiausių astronomijos ir astrologijos reiškinių. Viskas prasidėjo nuo dar vieno gaudynių. Senovės tekstuose minimas demonas, turintis stulbinantį gebėjimą išvengti atpildo. Jo vardas buvo Vakrasura. Jis nebuvo galingiausias priešininkas, su kuriuo Mangala kada nors susidūrė. Tačiau jis buvo pats gudriausias. Kiekvieną kartą, kai karo dievo ietis ruošdavosi pataikyti į taikinį, demonas pakeisdavo trajektoriją, išsisukinėdavo ir pasislėpdavo erdvės bei laiko raukšlėse. Mangalai, kurios prigimtis, tiesios linijos ir greitis, šis katės ir pelės žaidimas tapo asmeniniu iššūkiu. Jis taip įsitraukė į persekiojimą, taip troško nubausti triukšmadarį, kad prarado aplinką iš akių. Jo vežimas lėkė per pasaulius, palikdamas ugnies pėdsaką, ir įkarštyje Mangala įsiveržė į teritoriją, kurioje net dievai turėtų elgtis tyliai ir nuolankiai. Jis griaudėjo virš didžiojo išminčiaus, atliekančio sudėtingą jagiją ugnies ritualą, reikalaujantį absoliučios tylos ir susikaupimo, ašramo. Vežimėlio sūkurys išbarstė šventus indus ir, blogiausia, užgesino ritualinę ugnį. Vedų kultūrai tai buvo milžiniškas protokolo pažeidimas. Išminčius, kurio vardo legenda taktiškai praleista, atmerkė akis. Jo žvilgsnyje prieš dangaus generolą nebuvo baimės, tik šaltas pasmerkimas. Akimirkai sustabdęs arklį, Mangala net nepagalvojo atsiprašyti. Juk jis dirbo svarbų darbą, gaudė nusikaltėlį. Tačiau karmos dėsnis visiems tas pats. Išminčius ištarė žodžius, kurie tapo mirties nuosprendžiu. Tu įpratęs veržtis tik į priekį, pamiršdamas tuos, kurie stovi vietoje, nuo šiol patirsi atsitraukimo kartėlį. Kartkartėmis prarasi greitį, tavo kelias taps vingiuotas ir būsi priverstas trauktis, kaip ir tas, kurį persekiojai. Taigi Mangala įgijo savybę, sanskrito kalboje žinoma kaip vakragati, reiškiančią kreivą arba vinežuotą judėjimą. Šiuolaikinėje astronomijoje šį judėjimą vadiname retrogradiniu. Žinoma, iš fizinės perspektyvos planeta iš tikrųjų nepradeda judėti atgal savo orbitą. Tai optinė iliuzija, kurią sukelia Žemės ir Marso greičio skirtumas. Kai Žemė aplenkia raudonąją planetą, stebėtojui iš paviršiaus atrodo, kad Marsas sulėtėja, sustoja, sukasi ir juda atgal fiksuotų žvaigždžių fone. Tačiau vedų stebėtojams ir astrologams šis reiškinys turėjo labai realią, mistinę reikšmę. Retrogradinio judėjimo metu Mangala, regis, praranda savo kilnų tiesmukiškumą. Jis tampa nenuspėjamas. Tekstuose rašoma, kad šiuo metu jo energija tampa bloga arba, tiksliau sakant, iškraipyta. Šiuo laikotarpiu sudaryti planai dažnai žlunga, įranga genda, o konfliktai, kurie turėjo būti greitai išspręsti, perauga į užsitęsusius apkasų karus. Tai laikas, kai planetos išorinė veikla pasisuka į vidų. Prakeiksmo paveiktas Mangala yra priverstas persvarstyti savo strategijas.
Ir čia slypi gili filosofinė prasmė, kurioje slypi užuomina mums. Išminčiaus prakeiksmas iš tiesų buvo pamoka. Kartais net ir greičiausiam kariui reikia žengti žingsnį atgal. Vakragati laikotarpis moko mus, kad negalime visą laiką gyventi dideliu greičiu. Jei, kaip ir Mangala, skubėsime link savo tikslo, nekreipdami dėmesio į viską aplinkui, visata ras būdą mus sulėtinti. Retrogradinis Marsas yra laikas dirbti su klaidomis. Tai akimirka, kai nereikėtų pradėti naujų kovų, o verčiau valyti ginklus, patikrinti užnugarį ir išanalizuoti praeities klaidas. Planetos energija šiuo metu tampa neįtikėtinai intensyvi, nes Marsas yra arčiausiai Žemės opozicijoje. Tačiau ši jėga neranda savo įprastos ištakos. Ji kunkuliuoja viduje, tarsi slėginėme puode. Žmonės taip patiria kaip nepagrįstą dirglumą ar nuovargį. Tačiau tie, kurie supranta šio reiškinio prigimtį, šį laiką naudoja vidiniai transformacijai, degindami savo trūkumus šioje ugnyje, o ne savo tiltus su kitais. Mangala išmoko šią pamoką. Jis priėmė savo naująją prigimtį, tapdamas vieninteliu dievu, kurio judėjimas taip dramatiškai keičiasi, primindamas mums apie ciklišką visos egzistencijos prigimtį. Jis klusniai atlieka šį šokį. Šuolis į priekį, pauzė, žvilgsnis atgal, permąstymas ir dar vienas šuolis. Taip bėga amžiai. Ciklai keičia vienas kitą. Planetos sukasi savo amžiname valse ir atrodo, kad šis mechanizmas niekada nesibaigs. Tačiau vedų kosmologija yra negailestinga. Viskas, kas turi pradžią, taip pat turi pabaigą. Ir net nemirtingi dievai ir pačios žvaigždės tėra aktoriai spektaklyje su iš anksto nustatytų finaliniu veiksmu. Šis veiksmas vadinamas prolaja, didžiuoju visatos išnykimu. Mangalai šiame didžiajame finale tenka šiurpus vaidmuo, nors ir ironiška, bet jis yra itin karštas. Remiantis senovės pranašystėmis, užrašytomis Puranuose, kai baigėsi pasaulio gyvavimo ciklas, realybės audinys pradeda irti. Dharmos dėsniai silpnėja, materija pavargsta, o karminiai mazgai taip susipainioja, kad jų nebeįmanoma išnarplioti. Visata tampa panaši į seną namą, kurį lengviau nugriauti nei suremontuoti. Ir tada į sceną įžengia griovimo jėgos. Šią akimirką Mangala nusimeta gynėjo šarvus. Jis nebėra nei sienas saugantis generolas, nei skolų panaikinantis pagalbininkas. Jis prisimena savo pirminę prigimtį, Šivos sūnaus, gimusio iš įniršio ir asketizmo. Tekstuose sakoma, kad laiko pabaigoje Mangala sudaro bauginančią ir didingą sąjungą su Surya, Saule. Paprastai šios dvi planetos veikia kaip draugai ir kolegos, palaikančios gyvybę ir suteikiančios šilumą. Tačiau pralaja valandą jų sąveika pasikeičia. Surya plečiasi, anot legendos, virsdama 12 kaitrių saulių. Ir Mangala tampa uždegimo šaltiniu, kuris aktyvuoja šį procesą. Jis veikia kaip katalizatorius, milijonus kartų sustiprinantis Saulės aktyvumą. Jo paties orbita taip arti pasaulių priartėja, kad ribos tarp planetų ištrinamos. Prasideda procesas, kurį mokslininkai galėtų pavadinti atmosferos garavimu, o mistikai vandens gėrimu. Mangala, kurios stichija yra ugnis, pradeda absorbuoti vandens stichiją. Vandenynai, upės, ežerai, viskas, kas kadaise buvo saugoma Čandros, Mėnulio, pradeda virti ir nykti užmarštyje. Tai ne piktavališkas veiksmas, tai fizinė būtinybė. Vanduo yra gyvybės ir emocijų simbolis, bet taip pat ir prisirišimų, kurie laiko sielas įkalintas atgimimo rate, simbolis. Norint išlaisvinti sielas, reikia pašalinti aplinką, kurioje jos įkalintos. Žemė, jo motina Bhumidevi, kurią jis taip uoliai saugojo per visą kalpą, dabar atsiduria jo ugningame glėbyje. Tačiau tai negrįžtančio namo sūnaus glėbis, o ugningos audros gniaužtai. Mangala sudegina patį materialumo pamatą. Kalnai subyrėja į smėlį, smėlis tirpsta į stiklą, o stiklas virsta garais. Planetos raudona spalva tampa viso dangaus spalva. Mums, įpratusiems laikytis savo egzistencijos, šis vaizdas atrodo monstriškas. Tačiau vedų filosofija siūlo kitokią perspektyvą. Mangala veikia kaip chirurgas. Įsivaizduokite kūną sergantį ligą, kurios negalima išgydyti terapija. Vienintelis sprendimas – radikali intervencija. Mangalos ugnis yra skalpelis. Ji pašalina pasenusi, supuvusi, pavargusi.
Jis sterilizuoja erdvę. Ši ugnis vadinama samvartaka, naikinimo liepsna, kuri, kaip bebūtų keista, turi apvalantį pobūdį. Degindamas pasaulius, Mangala taip pat sudegina visą sukauptą neigiamą karmą, visus neišspręstus konfliktus, visas kančias ir skausmą užpildžiusius žmonijos istoriją. Jis nepalieka nieko, nei rūmų, nei trobelių, nei skolų, nei turto. Lieka tik gryni pelenai, bhasma, taip mylimas jo tėvo, viešpaties Šivos. Šis visiško sunaikinimo aktas atskleidžia aukščiausią karo dievo užuojautos formą. Jis užbaigia materijos kankinimus. Jis sustabdo nesibaigiantį laiko žygį, suteikdamas visatai teisę pailsėti. Jo ietis, kuri kadaise mušė demonus, dabar perveria patį egzistencijos audinį, sugriaudama erdvę į tašką. Kai vandenynai išdžiūsta, o žemė pavirsta gryna potencialia energija, Mangala užbaigia savo darbą. Mūšio triukšmas, pergalės ir pralaimėjimo šūksniai, maldų ir prakeiksmų garsai, visa tai nutyla. Įsivyrauja absoliuti, skambi tyla. Šioje tuštumoje nėra planetų, žvaigždžių, generolų, kareivių. Yra tik kūrėjo naujo atodūsio laukimas. Mangala, atlikusi sunkiausią ir svarbiausią savo pareigą, taip pat išnyksta. Jo įnirtinga raudona figūra, auksinė vežimas, 8 žirgai, visa tai grįžta ten, iš kur atėjo. Jis grįžta į tašką tarp Šivos antakių, vėl tapdamas tik energijos lašeliu, bet dabar ramiu ir taikiu. Artėjame prie savo istorijos pabaigos. Stebėdami, kaip gęsta įniršusi liepsna, palikdama sterilų tyrumą, suprantame, kad pabaiga visada tėra pradžios preliudija. Mangala išnyksta šešėliuose, kad vieną dieną vėl sužibėtų, kai Brahma atvers akis naujai kūrybai. Bet koks palikimas lieka mums, šios senovės istorijos klausytojams? Ko galime pasimokyti žvelgdami į naktinį dangų, kur galbūt dabar ramiai šviečia šis paslaptingas raudonas taškas? Žvelgiant atgal į visą kelionę, kurią nuėjome su šia dievybe, prieš mus atsiveria nuostabus sąmonės evoliucijos vaizdas. Prisimenate, kaip viskas prasidėjo? Nuo nekontroliuojamo energijos išsiveržimo, šilumos lašo, nukritusio ant šaltos žemės Kailašo papėdėje. Anuomet tai buvo, taip sakant, neapdorota, laukinė jėga, be tikslo ar krypties. Kūdikis Angaraka buvo bėdų šaltinis. Jis degino tuos, kurie bandė jį paliesti, ir veikė vien impulsyviai. Tačiau šios mitologinės figūros didybė slypi ne jo galioje, o tame, kaip ta galia buvo transformuota. Mangalos palikimas yra drausmės istorija. Matėme, kaip sunkiausias visatos vaikas, per griežtą asketizmą Kašyje, per tūkstantmečių stovėjimą ant vienos kojos, pavertė savo įniršį tarnystės įrankiu. Jis neatsižadėjo savo prigimties ir netapo minkštas ar pasyvus. Jis padarė kažką sudėtingesnio. Jis nukreipė savo ugnį į dharmą, aukščiausią teisingumo dėsnį. Ši pamoka yra raktas į Marso vietos panteone ir mūsų gyvenime supratimą. Ji moko mus, kad agresija ir pyktis patys savaime nėra blogi. Jie yra kūras. Vienintelis klausimas, kaip mes naudojame šį išteklių. Paliktas be priežiūros, jis sudegins namą, kaip ir Dievo vaikystėje. Tačiau įdėtas į variklį, jis leis kurti civilizaciją. Mangala tapo dangiškosios armijos generolu ne todėl, kad mylėjo mūšį, bet todėl, kad suprato, jog pasauliui reikia apsaugos. Ir kažkas turi turėti drąsos imtis ginklų, kad apsaugotų tai, kas leidžiama. Jo sąveika su kitomis planetomis, sudėtingi santykiai su šaltuoju Budžha, Merkurijumi arba aistringuoju Šukra, Venera, rodo, kad veiksmo galia neegzistuoja vakuume. Ji visada egzistuoja kontekste. Veikla be intelekto yra pavojinga, veikla be meilės, žiauri. Mūsų herojus savo pavyzdžių parodė pusiausvyros poreikį. Netgi jo prakeiksmas, dėl kurio kartais planeta juda retrogradiškai, tai yra atgal, astrologams tapo simboliu, kad kartais, norint šokti į priekį, reikia atsitraukti ir permastyti savo strategiją. Šiuolaikinėme pasaulyje, netekus senovinių legendų magijos, Mangalos archetipas niekur nedingo. Jis pasireiškia kiekviename valios akte, kiekviename sprendime atsikelti po nuopuolio, žmogaus gebėjime pasakyti ne aplinkybėms. Kalbėdami apie tvirtumą, apie gebėjimą įveikti kliūtis, iš esmės šaukiamės to paties senovės kario energijos. Jis yra chirurgų, gelbstinčių gyvybės pjaunant kūną, inžinierių, dirbančių su ugnimi ir metalu, ir kareivių, saugančių taiką globėjas.
Visur, kur reikalingas ryžtas ir techniniai įgūdžiai, yra nematomas Žemės sūnaus šešėlis. Įdomu tai, kad net savaitės dienų pavadinimai daugeliu kalbų išlaiko šį ryšį. Antradienis, Marso diena, laikomas energingų veiksmų laiku. Tikima, kad viskas, kas pradėta šią dieną, turės papildomo jėgų ir energijos rezervą. Tai tarsi Mangalos Hanumanui duotos priesaikos atgarsis – remti tuos, kurie yra atsidavę savo darbui ir pasiruošę tarnauti aukštesniam tikslui. Dabar, kai žvelgsite į naktinį dangų ir tarp žvaigždžių ieškosite rausvo taško, žėrinčio nerimą keliančią šviesą, jūsų suvokimas greičiausiai pasikeis. Tai nebėra tik šaltas akmuo, skrendantis tuštumoje. Ir ne tik grėsmingas karo pranašas, kaip bijojo senovės žmonės. Tai Angaraka, rusenanti žarija. Tai priminimas, kad kiekvienoje ramybėje slypi veiksmo potencialas. Mangalos istorija galiausiai yra istorija apie tai, kaip chaosas valios pastangomis virsta tvarka. Ji mums sako, kad bet kokia kilmė, net ir keisčiausia bei skausmingiausia, nenulemia pabaigos. Svarbu tai, kur nukreipsime savo vežimą, traukiamą 8 tamsiai raudonų žirgų. Čia užbaigėme savo ilgą istoriją apie Marso planetos dievybę. Apžvelgėme jo gimimą, jaunystę, kovas ir išmintį. Tikiuosi, kad ši kelionė per senovės vedų istorijas jums buvo tokia pat įtraukianti, kaip ir man. Tegul jūsų vidinė ugnis visada dega tolygiai, šildydama jūs ir jūsų artimuosius, bet niekada nedegindama. Iki kito karto, mieli draugai, beribiame istorijų vandenyne.